Ar žinojote, kad pačios brangiausios kortos yra sukurtos Lietuvoje? Kaip gimė šios kortos? Aš susitikau su Lentvario dienos centro vaikais, parodžiau jiems kelis kortų triukus, per rankas persiunčiau savo pačias mylimiausias kortų kalades ir pasiūliau sukurti mūsų unikalias kortas. Vaikai labai apsidžiaugė, tad iškart kibome į darbus. Buvau labai nustebintas jų entuziazmu ir kruopštumu ir tikrai nesitikėjau tokio originalumo. Kortos gavosi tokios gražios, kad norėjau visiems suteikti šansą jas įsigyti. Na, o kad projektas būtų dar prasmingesnis, sugalvojau, jog visa suma, už kurią žmonės nusipirks šias kortas, keliaus tiesiai į dienos centro sąskaitą ir už šiuos pinigus vaikai važiuos į savo išsvajotą vasaros stovyklą. Tad labai kviečiu įsigyti šias kortas ir tapti turiningos vaikų vasaros rėmėjais. Jas įsigyti galima tik limituotą laiką nuo birželio 10 iki 17 dienos. Nuorodą palieku komentare. Beje, aš padengsiu visas spausdinimo išlaidas, kad kiekvienas jūsų euras pasiektų vaikų dienos centro sąskaitą. Tad sukurkite vaikams vasarą, nusipirkdami šias unikalias kortas ir pasidalinkite šiuo video su kitais. Tai yra brangiausios pasaulyje kortos, nes dėka jūsų, jos vaikams sukurs nerūpestingos vasaros prisiminimus.